Pasižiūrėsim, kaip seksis iš tikrųjų. Iki valandos planuojam, o dar kažkas. Ne, atsijungia. Gal kameras išėjo pirkti? Aha. Tai palaukim dar, kol sugrįžt tada. Palaukim, mes niekur neskubam. Jūs geriau pagrokit ne akordais, parodykit kaip pirštai, man tiesiog įdomu. Vat būtent ta tema, kaip sakot, kaip susirasti natas ant grifo. Aš vis tiesiog pasikliaudavau klausą, tiesiog dėdavau rankas ir įsivaizduodavau, kad ta ranka tiesiog turi jinai būti ten, kur čia ranka šita. Tai tiesiog jinai yra susijungus kažkaip su galva ir iš esmės pataiko ten, kur reikia. Ir ta melodija kažkaip tai kuri galvoja, o rankos tiesiog jau uždeda ant to. Ir visai galvodavau, iš kur ten, ar čia yra specialus pasirašymas, ar tiesiog turi taip save išlavinti, kad... Čia daugiau yra vis tiek skirta grojimui iš akordų, grojimui iš natų, va grinai prieš lapą turiu natas kažkokias ir tada skaitau, taip sakant. Sveiki, sugrįžę. Va, tai nežinau, tai gal tuomet ir pradedam. Skaidrės matot, ar ne? Kaip greitai susirasti, matau, taip. Va, kaip greit susirasti natas. Čia grinai, dabar kalbėsim ne apie grojimą iš klausos, o grinai, turiu lapą su natom, arba turiu akordų ten daugybę ir kaip ant grifo greitai susirasti, pačiam atsiskaičiuoti akordus, kad nereiktų ten žiūrėti kažkokių ten ieškoti grifo paveiksliukų surašytom natom ir kur būtent yra koks akordas. Tai va, dabar pirmiausia, ką reikia žinoti, tai šiaip du pagrindinius dalykus. Tai yra, kaip vadinasi atviros stygos, kokios tai yra natos. Tai yra mi, nuo ploniausios skaičiuojant. Mi, si, sol, re, le ir mi. Kitaip tariant, e, b, g, d, a ir e. Sveiki. Tuoj, palaukiam. Labą dieną, nematau jūsų. Gerai, kalbu toliau. Tai va, ir antras dalykas, kurį reikia žinoti, yra C mažorinė gama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, arba C, D, E, F, G, A, B, kalbant raidėm, taip sakant. Va, ir tą gamą ne šiaip mokėt pasakyti, o žinot, kur yra tonai ir kur yra pustoniai. Ar man reiktų parodyti, kaip atrodo tonas ir kaip atrodo pustonis ant gitaros stygų. Tai va, visų pirma, grojant toną ir pustonį turi būti du garsai, tiesiog intervalas. Va, grodami toną, praleidžiam vieną skirsnį. Va, taip atrodytų tonas. Pusė tono atrodo, va, iš vieno skirsnio pereinam į kitą. Skirsniai ir yra pustoniai sužymėti, va, viskas kyla po pustonį. Tai va, dabar toj C mažoriniai gamai yra du pustoniai. Reikia tiesiog atsiminti, iškalt, kur jie yra. Tai pustoniai yra tarp mi ir fa, arba kitaip tariant tarp E ir F, jeigu patogiau taip, arba ir tarp si ir do, arba B ir C. Visur kitur yra tonai. Tai dabar kaip susirasti tas natas. Turim laisvą stygą. Pradėkim nuo šeštos stygos, stariausias. Stariausia šešta styga yra E. Kitaip tariant, mi nata. Taip, tai dabar toj va eilutėj kaip skaidrėse paruošta, ten do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gama užrašyta, susirandam mi natą ir einam tolyn į dešinę. Pusę paeiliui, skaitom tiesiog iš eilės, kokios natos turi eiti. Ir žiūrim, kur yra tonai ir kur yra pustoniai. Taip, tai dabar pusė tono tarp mi ir fa. Taip, ar ne? Turi būti pusė tono. Tai ir groju. Jeigu atvira styga yra mi, fa bus pirmam skirsnė, pustonis. Va. Toliau einu, turi būti sol. Tarp fa ir sol yra tonas. Toliau einu, tarp sol ir le yra irgi tonas. Tarp le ir si tonas. Tarp si ir do
pusę tono. Toliau einu, tarp do ir re yra tonas. Ir tarp re ir mi irgi yra tonas. Ir va, apėjau visą ratą, taip sakant, nuo mi laisvos iki mi 12 skirsnį. Ir taip su kiekviena nata, su kiekviena styga. Va, tarkim, ar viskas aišku, kol kas visiems? Kiti tyli, užskaitysiu, kad viskas aišku. Gerai, 5 styga, galim pereiti per 5 stygą, lygiai taip pat. 5 styga laisva, arba atvira, kitaip tariant, yra A arba Le. Tarp Le ir Si yra tonas, va, praleidžiu vieną skirsnį. Tarp Si ir Do yra pustonis, tada vėl tonas tarp Do ir Re. Tarp Re ir Mi vėl tonas, Mi ir Fa pusę tono, Fa ir Sol tonas, Sol ir Le irgi tonas. Va, ir vėl praėjau visą ratą. Tiesiog 2 vietas reikia atsiminti, kur yra pustonis, o šiaip visur važiuojam tonais. Re nata laisva 4 irgi galim greit pereiti. Re, tarp Re ir Mi tonas, tarp Mi ir Fa pustonis, va. Tarp Fa ir Sol vėl tonas, Sol ir Le tonas, Le Si tonas, Si Do pustonis ir Do Re, vėl apėjom visą ratą, tonas. 3 nata, ar toliau eiti, ar viskas aišku? Principas aiškus, čia iš esmės reikia atidirbinėti dabar čia. Man tai taip, aš tą dalyką panašiai įsivaizduoju, žinau, jį tik tai negalėčiau galbūt įvardinti ženklais. Tai va, dabar galima skaičiuoti viską nuo šitos pusės. Tiesiog atvirom stygom, taip tarkim, jeigu mums reikia susirasti kokią nors Si natą, tai taip galime ir eiti. Nuo laisvos stygos eiti tol paeiliui, kol prieinu Si natą. Va, Mi, Fa, Sol, Le ir Si. Va, radau natą. Mes žinom, 7 ladas Si nata ir viskas. Taip. Galima, aišku, šitos dalykus ir iškalti, bet žymiai geriau suprasti, manau. Va, dabar visą laiką eiti iš vienos pusės, taip sakant, ne visada patogu yra. Kam eiti per visą grifą, tarkim, jeigu galima nueiti iš kitos pusės. Mes žinom, kad 12 skirsnis yra ta pati nata, tik tai oktava aukštesnė, kaip ir atvira styga. Tai reiškia, kad jeigu atvira pirma yra Mi, tai 12 skirsnį irgi Mi. Si, Si, Sol, Sol, Re, 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 Le, Le, Mi, Mi. Tos pačios natos. Jo, tarkim, mums reikia susirasti Re natą ant 6 stygos. Tai, aišku, galima eiti iš šitos pusės per visą grifą, arba tiesiog žinodami, kad 12 skirsnį yra Mi nata, galim tiesiog paeiti atgal per toną ir va, iš karto jau turim tą Re natą, kurios reikia. Va, tai toks, kad nereiktų tiesiog švaistyti laiko, o turėt vat kelis taškus, nuo kurių būtų greičiausia atsiskaičiuoti. Taip, dabar turim iš vienos pusės tašką, iš kitos pusės tašką, dabar būtų gerai turėti tašką ir per vidurį. Taip, dabar tie, kas derina iš klausos, turbūt žino, kad kuo 5 skirsnis yra ypatingas, taip? Va, 5 skirsnį, jeigu užspaudžiam stygą, va, tarkim, paimkim 2 stygą. Nusiskaičiuojam iki 5 skirsnio, kokia nata turėtų būti. Si, Do, Re, Mi. Mi nata. Mi pirma, irgi laisva, yra ta pati nata. Pirma laisva, antra prispausta 5 skirsnį. Ir taip su visom stygom išskyrus 3. 3 reikia prispausti 4 skirsnį. Va, tai irgi žinom, jeigu laisvas stygas, atsimenam, kaip vadinasi, žinom ir 5 skirsnį tada, kokios yra natos. Va. Le, Mi, Si, Sol, Re, Le. Va. Dar vienas taškas, taip sakant, nuo kurio galima patogiau atsiskaičiuoti. Ir va, tarkim, galim pasimti kokią nors vieną natą dabar.
tarkim, fa natą, arba kitaip tariant F. Ir pasižiūrėti, ant kurios stygos, nuo kur patogiau susirasti. Tarkim, jeigu ieškosim ant pirmos stygos, nuo kurio taško būtų lengviausia susirasti tą stygą. Kaip manot, ar gali man kas nors pasakyti? Pirma styga yra kokia nata? Atvira. Mi. Taip, tai dabar nuo kur? Nuo čia? Ar nuo čia būtų patogiausia taip susirasti ant pirmos stygos fa natą? Ant pirmo lado. Taip, ant pirmo lado, nes tiesiog pustonis yra mi ir fa. Arčiausia nuo čia. Gerai, dabar ant antros stygos, kaip būtų. Nuo kur patogiausia skaičiuoti? Nuo penkto. Taip, dabar, jo, sakėt nuo penkto, taip? Aha. Praklausiau. Bus ant šešto lado. Taip, ant šešto lado bus. Taip, dabar jeigu imsim trečią stygą, nuo kur patogiausia skaičiuoti būtų? Nuo galo. Taip, nuo 12 skirsnio. Va, reikia tik tai tono atgal pareiti. Sol ir fa. Ant ketvirtos stygos, nuo kur patogiausia? Tas pats, ar nuo penkto, ar nuo pirmo. Taip, gerai, ant penktos stygos kaip patogiausiai? Nuo penkto. Taip, nuo 5 arba nuo 12 irgi panašiai, tik tiek, kad galbūt į viršų patogiau skaičiuoti, negu kad atgal. Tai irgi toks tas pats gaunas. Ir šešta styga tokia pati nata kaip ir pirma, tai irgi viskas aišku. Gerai, pabandom su kita nata. Pabandom si natą arba B. Pirma styga, nuo kur patogiausia? Septintas ladas sybus, taip? Taip. Tai nuo 5 skirsnio. Žinom, kad čia. Aš akordas atsimenu, kad tai. Nu kaip. Jeigu ir taip žino, tai aišku irgi gerai, bet dabar įsivaizduojam, kad nežinom. Tai va, kaip reiktų susirasti, jeigu neturim kompiuterio prieš akis internetą ir negalim pasižiūrėti. Taip, tai va, nuo 5 skirsnio. Le, si. Gerai, dabar antra styga. Kaip bus? Pati nata si. Taip, si arba tada 12 skirsnių užspaudžiam. Irgi. 2 variantai vis tiek yra. Taip, trečia nata. Trečia styga. 9 ladas bus. Trečia styga. Si nata. Ketvirtas. Ketvirta styga. Nuo kur patogiausia skaičiuoti? Nuo galo. Nuo galo, teisingai. 5 styga. Nuo priekio. Ir 6. Jau žiūrėjom, tas pats, kas pirma styga. Va, viskas paprasta. Tiesiog keli taškai, nuo kurių greičiausiai galima atsiskaičiuoti. Taip, dabar, jeigu tarkim, žinom, daug akordų grojam, slankiojančių, tarkim, bare ir panašiai, ir mokam natas tik ant 6 ir 5 stygos. Na ir 4, tarkim, ant bosinių stygo geriausiai mokam natas, o norim, tarkim, išmokti pagrot kažkokią tai melodiją, paskaityti iš natų būtent. Tai labai pravartus dalykas yra žinot oktavas. Oktava yra tas pats garsas, nežinau, reikia sakyti, tas pats garsas tiesiog aukščiau. Va, sol. Tai va, oktavos atrodo, kaip matote skaidrėse, nuo 6 stygos ir nuo 5 vienodai, tiesiog praleidžiam vieną skirsnį ir praleidžiam vieną stygą, oktava. Nuo 5 stygos taip pat atrodo oktava, tada nuo 4 ir 3 stygos išsiplečia tas tarpas ir jau gaunasi
du skirsniai tarpas ir praleidžiam vis tiek vieną stygą, va. Nuo trečios stygos lygiai tas pats. Tai va, dabar galima tiesiog taip ir atsiskaičiuoti. Tarkim, žinom, kad šešta styga, penktam skirsnyje yra lia nata. Va, bet mums reikia visai kitokios oktavos. Mes grosim melodiją ir mums reikia žymiai aukštesnės lia. Atsiskaičiuoju vieną oktavą, dar per žemą. Atsiskaičiuoju nuo ten, dar vieną oktavą ir va, nuo čia jau galiu groti. Arba irgi, žinom taip pat, jeigu ant pirmos stygos, ant šeštos stygos lia. Ir ant pirmos stygos bus lygiai tas pats, nes ta pati nata. Va, galima tiesiog pasidaryti tokį pratimuką. Pragrot irgi per visą stygą, visas natas, taip sakant, oktavom tiesiog. Va, ir sakyt savo. Mi, fa, sol, la, si, do, re. Va. Ir taip tiesiog pereit per visas stygas. Ir nežinau, kam gal lengviau bus, jeigu garsiai pakartos. Tiesiog garsiai pasakys. Tiesiog įsikala į galvą tada geriau. Nuo ketvirtos arba trečios stygos lygiai taip pat. Va, nuo ketvirtos. Re, mi, fa, sol, la, si, do ir re. Va, perinam per visą stygą. Taip, galima netgi pirštam lavinti, padaryti tokį pratimuką. Grojam šeštą stygą, pradedam nuo bosinės, grojam oktavą ir grojam pirmą stygą. Tokiais trikampiais galima sakyti grojam. Va. Šiek tiek ir gaunasi toks ir natom atsimint, kur kokios natos, ir pirštam gerai tokiem šuoliam daryti būtent. Dar galima, taip sakant, pridėti tą pratimuką dar vieną oktavą. Pagrojam 2 oktavas ir ant pirmos stygos vėl. Va, vieną oktavą. Va, po 2 oktavas. Sol. La. Si. Do. Va, tiesiog pereinam viską ir paskui grįžtam atgal. Toks ir pirštam gerai, ir tiesiog galų gale įsikala į galvą tie visi dalykai, kuo daugiau kartojam. Va. Taip, dabar galima kam patogiau, netgi tokie, jeigu pastebėt, trikampiukai gaunasi. Ir va, išeina ant visų stygų. Tais 2 trikampiais visos stygos paimtos, kaip pastebėt. Tiesiog grinai kam patogiau būtent formom kažkokiom atsimint, va, gaunasi. Vienas trikampis, tarkim, jeigu paimam fa, ir kitas trikampis nuo čia. Va, kam patogiau. Taip galima ir susirasti visas tas natas. Dabar vienas toks labai geras pratimukas, man labai patinka asmeniškai, su metronomu. Susirasti ant grifo, pasiimti vieną natą ir susirasti ant kiekvienos stygos tą natą. Jeigu yra laisva styga, tada imam 12 skirsnį. Įsijungiam metronomą, maždaug ant 45, ir su kiekvieno metronomo sumušimu turim pagroti tą natą ant kiekvienos stygos, paeiliui, pradedant nuo stariausios, paeiliui tada ant 6, ant 5, 4, 3, 2 ir 1 stygos. Ir grįžtam atgal. Va, galiu netgi pademonstruoti. Yra iš tikrųjų sunkiau negu skamba ir labai azartas pagauna, nežinau, bent jau mane. Smagus dalykas.
tuo įjungsiu metronomą. Va, maždaug ant 45. Girdit metronomą? Girdim. Va, ir tiesiog su kiekvienu sumušimu metronomu aš turiu pagroti vis naują natą. Tarkim, imu fa. Va. Gerai tuo, kad reikia ne tik natas atsiminti, bet ir mąstyti į priekį. Groju vieną natą ir jau įsivaizduoju, kur yra kita nata. Va. Ir taip galima tiesiog praeiti, va, vėlgi, per visą 6 stygą, pradedant tą 6 stygos, pereiti visas natas paeiliui. Va, sol, tarkim. Va, paskui le ir taip paeiliui visas natas ir praeit. Labai nežinau, man tai labai patinka šitas pratimukas. Ir tikrai sunkiau negu atrodo. Atrodo, žinai tas natas, bet kai kala metronomas, tai kažkaip taip jau žiūri, kad ir traukinys nuvažiavo, taip sakant, ir jau nata nebepagrota. Tai va, taip labai gerai kontroliuoja, taip kad tikrai viskas tiksliai ir greitai būtų. Va. O šiaip, kas man, pavyzdžiui, labiausiai padėjo atsimint visas natas, tai iš tikrųjų yra grojimas iš natų. Ir grojimas akordų daug, būtent slankiojančių akordų. Tiesiog. Va. Ir melodijų grojimas, būtent. Labai geras vaistas nuo nežinojimo natų. Va, tarkim, galima tiesiog pradėti nuo paprastučių melodijų. Tai to aš pasidėjusiu savo. Va, pasiemam pačias paprasčiausias melodijas. Pradedam nuo, tarkim, nuo pirmos stygos. Laisva čia. Pažįstat visi natas? Ar reikia paskaityti kokios natos? Va, gerai, tyla. Va, mi, fa, fa, fa. Iš esmės 3 natos yra tik, tai labai paprasta. Mi, fa ir sol. Gerai, tai pasiemam patį pirmą pratimuką, pirmą stygą ir grojam. Aišku, reikia iš pradžių, jeigu ir taip neatsimena, tiesiog pasižiūrėti, kur yra tonas, kur yra pustonis, tarkim, tarp mi ir fa. Grosim bus pusę toną, tarp fa ir sol, bus tonas. Ir taip toliau. Va, bandom grot. Va, pagrojam čia ir jau kažkiek vis tiek lieka tos natos, įsimenam. Tada einam kitur, grojam nuo antros stygos tą patį. Va. Va. Toliau einam, trečia styga, susirandam ant trečios stygos, kur yra mima, kur pradedam. Grojam nuo čia, vėl lygiai tą patį. Ir taip toliau. Paskui paimam dar, taip tiesiog nuo kiekvienos natos. Ir bandom, pavyzdžiui, sugroti ne nuo vieno piršto. Tarkim, pagrojau va dabar. Čia viskas labai gražiai išsidėsto ant vienos stygos paeiliui. Taip, tai kodėl kai nepagroti taip, kad pereičiau ant kitos stygos, tarkim, per 2 stygas pagroju. Dabar pradedu nuo šito piršto ir groju. Va, tiesiog
savo, taip sakant, truputėlį sudėtingesnę užduotį pasidaryti. Va, ir aišku, tai neturi būti koks nuobodus pratimas kaip šitas. Galima pasiimti tiesiog kokios mėgstamos dainos, susirasti natas, jeigu įmanoma. Susirasti mėgstamos dainos kokios nesudėtingos ir tiesiog pabandyti paskaityti iš natų. Iš pradžių, aišku, toks gan sudėtingas darbas gali atrodyti, bet kuo daugiau žiūrėsit, tuo paskui lengviau viskas bus. Va, tiesiog su praktika paskui būna, kad tiesiog galima naujas natas pasiimti, daugmaž pasižiūrėti, kokia pirštų pozicija yra patogiausia ir tiesiog viską suskaityti iš natų. Tai va, kaip ir tiek būtų. Tada ar turi dar kažkokių klausimų? Ar viskas aišku buvo? Aišku, dirbti reikia. Kaip, tiesiog nežinau, kokia, tarkim, jūsų visų grojimo yra rutina, mokymosi būtent, bet, tarkim, galima kaip apšilimui, tarkim, tiesiog prieš grojant pasiimti kokį nors pratimėlį, tarkim, vieną dieną ten tuos trikampius pagrot, kitą dieną pasimsiu metronomu, 10 kokių minučių tiesiog pasėdėti ir su metronomu pažaisti, paskui pasimti kitą dieną, tarkim, tiesiog kokią nors paprastą melodiją pabandyti pagroti ir tiek. Neturėtų tai tapti, aišku, ten kažkokia katorga ar ten rutina, nuo kurios nebesinori paskui groti visai, bet tiesiog 10 minučių kokių per dieną galima skirti laisvai tam. Aišku, žiūrėkit, kaip ilgai projektas tęsis. Kaip sakot? Kaip ilgai projektą tęsit offline? Šitas pamokas? Taip. Kol kas tęsim, nežadam nustoti tikrai. Dabar neseniai paleidom šitą visą dalyką, tai tikrai kiekvieną trečiadienį 7 valandą planuojam tvarkingai daryti. Va, tai prisijungit. Ačiū, šaunu, reikės susirasti instrumentą ir mokytis. Bus sudėtingesnių temų, bus lengvesnių, mes skelbiam tas temas iš anksto. Pranešim tiesiog, kad galėtumėt atsirinkti, kas jūs labiau domina, kas galbūt per lengva, kas galbūt per sunku bus. Tiesiog, kad negaištumėt ir savo laiko, jeigu matot, kad per lengva kažkas, kad jau mokat. Tai tiesiog, va, pranešim tos dalykus. Va. Gerai, viskas aišku, ačiū labai. Tai prašom, tikiuosi naudos buvo kažkokios šiokios tokios. Va. Tai tiek tada. Susimatysim kitais kartais. Labai ačiū, iki pasimatymo vėl. Iki pasimatymo. Iki. Iki. Tai viskas jau? Tai jau viskas būtų. Ar viskas aišku buvo? Taip, aišku, dabar viskas tik tai praktika. Praktika, iš esmės čia nėra sudėtingi dalykai, sakau, tiesiog esminius dalykus reikia žinoti, o paskui ten jau pratimukai visokie. Nėra sudėtingi dalykai, tiesiog praktika, kaip ir viskas grojant gitarą per praktiką. Taip. Aišku, gerai tada. Tai dėkui, kad pasirodėt. Kitą kartą gal pasirodysiu. Lauksim. Gerai. Visą.